Galimi du požiūriai į bet kokią mūsų atliekamą veiklą – mėgėjiškas ir profesionalus. Kuo jie skiriasi? Siūlau 3 esminius abiejų požiūrių apibūdinimus. Pagal juos galime patys nuspręsti, kuris dominuoja. Taigi, mėgėjai svajoja tapti geriausiais, profesionalai turi tikslą ir aktyviai siekia kuo ilgiau išlikti tarp geriausiųjų savo srityje. Mėgėjams intensyvus mokymasis yra varginantis užsiėmimas. Profesionalai žino, kad nustoję tobulėti, greitai iškris iš geriausiųjų rato. Todėl jie nuolat ieško geresnių sprendimų, kad kitas kartas būtų geresnis nei ankstesnis. Mėgėjams veikla turi teikti malonumą. Todėl bloga nuotaika gali sukliudyti atvykti į treniruotę. Profesionalai laikosi disciplinos, nepraleidžia treniruočių net būdami pačios geriausios formos. Pritariu tai nuomonei, kad vadovavimas yra ne tik kompetencijų rinkinys, bet vertinga profesija. Šią programą skiriame vadovų profesinio meistriškumo didinimui ir palaikymui.